Atsakydama į terorizmo ataką, Izraelis smogė atgal ir akivaizdžiai, nusižengdamas karo taisyklėm, laužydamas humaniškumą, tą pripažįsta akivaizdžiai visi, nes tai tiesiog yra faktas. Lietuva šitoj vietoj nepasmerkė, mes pasmerkėm, kiek aš atsimenu, terorizmo aktą iš palestiniečių pusės, o nusikaltimų žmoniškumui mes nepasmerkėm, mes parodėm dvigubus standartus. Dabar įvyko, kas čia įvyko šeštadienį, tai elementariai vėl viskas. Izraelis smogė Iranui prieš 2 savaitės. Iranas privalėjo smogti atgal. Tiesiog tai yra principas. Iranas nebegalėjo nesmogti. Problema buvo nedidelė tame, kad gruodžio mėnesį žvalgybo tarnybos pranešė, kad po kelių savaičių Iranas gali turėti atominę bombą. Tai viena problema. Čia gruodžio mėnesį, o dabar balandis. Antra problema, kad Izraelis buvo garantuotas, kad iš Irano teritorijos jokie dronai ir raketos iki Izraelio neatskris. Pasirodo, kad atskrido. Iranas nufilmavo, parodė ir dabar nuo Izraelio praklauso, ar toliau tas konfliktas suaktyvės ar nesuaktyvės. Jeigu jisai suaktyvės, Amerika turės įsijungti, nors Bidenas prezidentas ir nenori to įsijungimo, jo prioritetas nuo 2014 metų yra Ukraina ir situacija su Rusija ir su Ukraina. Kai ateis prezidentas Trumpas, jis Izraelį palaikys visapusiškai. Iki to laiko, jeigu karas išsiplėtos, tai išsiplėtos. Ačiū, ponia Vaitkau.